O, čia jūs Algirdas Kražias? Algirdai, ką čia darot? Žaidžiu. Atrodo, vidurys dienos, nejau darbo kažkokio nėra, ką daryti, darbuotojus valdyti, viską. Na, matai, Martynai, tarp mūsų šnekant, mes jau tame amžiuje. Kai jau tikrai jau seniai buvo laikas, kai mes dirbom, o dabar sukūrus gerą sistemą, kur patys darbuotojai dirba, tu gali užsiimti, kad ir visai niekais. Bet man labai patinka žaisti su bežionku. Nu gerai, turit man papasakot, tai kas čia per reikalas, kuris leidžia jums žaisti su bežionėlė vidury dienos ir tikrai nesijausti gėdingai? Pavadinimas yra verslas iki rakto. Žinai, yra būtas iki rakto, namas iki rakto, kai tu nusipirkai, ten viskas paruošta. Nereikia, nei remontų daryti, nieko. Netikiu. Kiek aš irgi netikėjau. Bet garbė žodis, dabar sėdžiu nuo ryto iki vakaro. Ir žaidžiu. Ne, aišku, žaidimų yra įvairių. Pavyzdžiui, turiu daugiau žaidimų. Aš matau čia vis tiek. Nes aš ruošiu spektaklį vaikams. Ir aš galvoju, kad yra svarbiausia. O anksčiau visą gyvenimą maniau, kad svarbiausia, kai aš sėdžiu darbe ir uždirbinėju pinigus. O dabar supratau, kad darbas turi būti toksai, kad jisai galėtų dirbti be tavęs, tavo darbas. Ir kai tai padariau, o dabar galiu žaisti ir ruoštis prezentaciją savo vaikučiams, nes jie yra, ko gero, pats svarbiausias. Supraskim, kad gal ne kiekvienas vadovas pasirinks žaisti būtinai su bežionėlėm, turėdamas laisvo laiko, gal jis turi daugiau planų ir užsiėmimų, bet turbūt kiekvienam įdomu, kaip iš tikrųjų išeiti iš to verslo taip ir išsilaisvinti, kad galėtum sustelkti savo hobius, savo pomėgius, o verslą palikti savo darbuotojams valdyti. Yra toksai sprendimas ir kaip Vienareikšmiškai yra ir svarbiausia, kad daugelis yra, atvirai apsakyti, daugelis Lietuvoje, žmonių, kurie stebi mane, sako, Algirdas gal visai išprotėjo, tai jisai tapybą užsiima, tai jisai ten dabar užsirašiau į lėktuvus, pilotavimo kursus. Bet aš galvoju, kad iš tikrųjų mes turėtume savo verslą, iš anksto turim pagalvoti, kam kuriam verslą. Ar tam, kad dirbtėme, ar verslas turi dirbti mums. Ir jeigu mes norim, kad verslas dirbtų mums reikia tiesiog jį standartizuoti, sistematizuoti, aprašyti ir apmokyti žmonės, kad jie dirbtų be mūsų. Ir aš labai džiaugiuosi, kad kai kurios procesus, kai kurios verslus man pavyko taip sureguliuoti. Ir dabar, kol aš su jumis šnekuosi, dirba amerikiečiai už mane, dirba už mane rusai, dirba ukrainiečiai, o aš galiu žaisti įvairiais žaidimus, kokiais tik tai noriu. Bet tokiam procesam yra prašyti ir kad viskas vyktų kaip reiškia pagal visą tą įsivaizdavimą, tai turėtų būti paskirta daug laiko, ar tai įmanoma padaryti lengviau? Aš bandžiau, standartiniai būdai aprašyti pareigybinės instrukcijas procesų, atrodo taip. Ir be abejo, tam, kad aprašyti visą, tai reikia samdyti kompaniją, konsultantus, bet aš suradau kitą būdą, tai yra drakono algoritmai, kurie vietoj šito Talmudo storaus leidžia sudėtingiausius procesus aprašyti taip paprastai. Į 2 lapus. Į 2 lapus. Ir įdomiausia, kad šitą lapą jūs galite duoti naujam darbuotojui ir jisai nuo pat pirmos akimirkos galės pradėti atlikti savo darbą, kurti galutinį vertingą produktą. Aš, kaip suprantu, reiškia, šitie 2 lapai gali tiesiog įvesti darbą naują darbuotoją, kad jis greit perprastų įmonės taisyklės, procesus ir galėtų jau labai greit jas visas pritaikyti be klaidų savo veiklo. Bet antras dalykas, esamiems darbuotojams leis atsakyti klausimą, ką iš tikrųjų jie daro. Nes daug iš mūsų darbuotojų galvose yra daug krūmų. Mes esame labai patyrę, kaip pažiūrėjau, rūkė, daug dirbom, bet nesusimastom, o iš tikrųjų dirbom tai, ką reikia. Tai tokie procesai leidžia labai paprastai pasižiūrėti sudėtingus dalykus ir surasti, kas yra dar pas mus rūke. Ir šitą procesiuką patobulinti, nes išsklaidai rūką ir patyrę darbuotojai pradeda galų galę dirbti ne tik tai gerai, bet labai gerai, nes galų galę pradeda sąmoningai tobulinti procesų. Ir tai, kas atrodo sudėtingai, tampa labai paprasta. Algirdai, ar jūs sutiktumėt šitą visą strategiją pasidalinti su mūsų žiūrovais? Vienareikšmiškai. Ir aš tikrai ant tiek pats išgyvenau
naudą to, kad tikrai po daugelį metų nutariau pasidalinti su žmonėmis, nes aš galvoju, kad žaisti žaidimą gali bet kokį kitą darbo procesą sureguliuoti. Apie tai, jeigu jūs norite, tai tikrai pasidalysiu, tik reikia ateiti, kada. Vasario 23 dieną į naujausią Algirdo Karaliaus seminarą, kuris vyks Vilniuje ir kuriame labai laukiame įmonių vadovų ir akcininkų, tikrai norinčių sutvarkyti savo verslo procesus nepriekaištingai, turėti daugiau laisvo laiko ir žaisti savo žaidimus. Ir sudėtingus dalykus mes paversime labai paprastais. Ir nesvarbu, kaip jūs atrodysit kitiems, jeigu jums patinka žaisti su beždžionėm, jums žaiskite, nes tai yra jūsų gyvenimas. Ir verslas turi tik padėti, o ne trukdyti. Iki pasimatymo.